O tu nupirkai iš Ikėjos tos stalčius? Bet pamiršau, atsiprašau. Sakyk, iš tikro kaip jauties, nepavargau, užknisu, kiek galima viską keisti namuose. Viskas ant mano pečių. Ir dirbu, ir ūkį namų turiu prižiūrėti, ir atostogas turiu planuoti. Nebegaliu, nebespėju. Kaip aš norėčiau, kad įvertintų ir suprastų, kiek darau dėl namų. Galėsi sutvarkyti stalą, aš jau bėgu į darbą. Žinoma, gerai. Sakyk jam iš tiesų kaip jauties, jo, ir valgyt padarysiu, ir vaikus nuvešiu, ir namus sutvarkysiu, ir šunį kirpyklą nuvešiu, žodžiu, visais pasirūpinsiu. Eisiu dar darbų savo daryti, pavargau lakstyti iš paskos. Norėčiau, kad pamatytum, kad man sunku. Ar tikrai mus vargina darbai? Ar tai, kad esame pavargę ir vis tiek tylime, jaučiamės neišgirsti? Tam tikruose etapuose, ypač turint vaikų, darbų apimties sumažinti nepavyks. Įpratome nesakyti, nes tai, kaip mokame sakyti, savo poreikius, jausmus skaudina antrą pusę. O dažnai vidinę pusiausvyrą gali atkurti tiesiog jausmas, kad esu išgirstas ir matomas, net jeigu darbų krūvis niekur nedingo.